žodžiu, dar nežinau, gal dar daugiau čia yra pažįstamų, ko gero, gal ko nors ir nebet pažįstu, nes paskutinį kartą, tiesa, ne taip seniai čia buvau šitoje galerijoje, kai buvo atidaroma paroda šitų 3 nuostabių dailininkų, kurie sėdi pirmoje garbingoje eilėje. Tai čia jau buvo parodos atidarimas, tada aš jiems atvežiau tą knygą, parodžiau. Ir ta knyga dar nebuvo išleista, o buvo rankiniu būdu įrišti 5 egzemplioriai. Žodžiu, aš norėjau juos nustebinti, nes jie visi 3 šitie nuostabūs dailininkai yra šitos knygos iliustratoriai. Čia jų darbų yra net 54 darbai, akvarelės. Tai kas jau matė tą knygą, kas vartė Tauragėje, žodžiu, jie visi vienbalsiai sako, kad tikrai labai gražiai yra išleista knyga ir labai džiaugiasi dailininkų darbais. Ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes ta užsimezgusi tokia draugystė tarp šių dailininkų, kurie čia yra irgi dažni svečiai su savo kūryba, tai labai mane džiugina ir labai tokį duoda gerą rezultatą, iš tikrųjų. O prasidėjo viskas nuo vienos dar dailininkės, aš tą istoriją papasakosiu truputėlį, nuo Audronės Grosienės, kuri irgi yra dailininkė, dailės mokykloje dirbusi, turbūt dabar jau gal nebedirba, šiandien jinai negali būti, nes anūkės yra gal paskutinis kamputis ar kažkas ten tokio, žodžiu. Tai jinai, kadangi Tauragėj buvo dirbusi, o aš Tauragėj pagal paskirimą ten paskirtas, tai sakau, Audronė, gal tu galėtum pailiustruoti tokią knygą? Sako, aš jau to nebelabai užsiimu, sako, bet aš parodysiu tau, pripiršiu tokią gražią moterį arba gražią kompaniją ir puikią dailininkę. Tai ta graži moteris ir puikia dailininkė buvo Irena Šliželienė. Tai, žodžiu, jinai iliustravo ne pirmąją mano knygą, bet kai jie pirmieji iliustravo, tai buvo Virš miestelio varpinės. Labai gražus čia jos piešiniai yra. O čia varpinė, tai mano gimtosios Vaiguvos, kuri, jeigu čia po tiesumais, tai visai netoli būtų. Čia gal kokį, jeigu tiesiai čia per laukus, tai 30 gal kokį kilometrų, o per Šaukinus arba per Kelmę važiuojant jau susidaro 40. Aš esu vaiguviškis grynas, o čia šitoje knygoje Virš miestelio varpinės yra nupiešta dailininkės Irenos Šliželienės varpinė. Ta Vaiguvos garsi architektūros, liaudies architektūros paminklas. Taigi, tie keliai mūsų iš Vaiguvos tos gimtosios vesdavo dažnai labai į Šiaulius, kadangi buvo pats artimiausias toks didesnis miestas. Per Šaukinus važiuodavom, per Kurtuvėnus ir aš įstojau į Šiaulių pedagoginį institutą. O čia jau taip pat įstojo 2 mano kursiokės, žodžiu, Stefa ir Teklė iš Vaiguvos, ir mes čia mokėmės, aš lietuvių kalbą, literatūrą ir muziką, tokia buvo specialybė, bet čia Šiauliuose tik tai porą metų teko pabūti ir paskui mūsų specialybę iškėlė į šviežiai atidarytus Klaipėdos, tada buvo Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos muzikos fakultetas. Tuo metu mes ten nusikėlėme ir jau mane į 3. kursą ir dar ten 3 metus teko pasimokyti Klaipėdoje. Mūsų ten tuo metu buvo, galbūt dėstytojų buvo daugiau negu studentų tuo metu mūsų tenai, žodžiu, tai toks tas mano kelias, o kadangi aš lietuvių kalbą literatūrą studijavau, tai prie tos literatūros, prie poezijos, aš senokai jau ypač studentavimo laikais, bet buvau toksai rašinėtojas epigramų, tokių kažkokių epitafijų, kurios būdavo, tokios galbūt epitafija ne ta tikroji, kur ant antkapio rašoma, bet kur su humoru kažkokiu tai buvo toksai laikraštis Tarybinis studentas Vilniuje ir yra spausdinę mūsų literatų kūrybą Klaipėdos tuo metu, bet tas laikraštis ėjo Vilniuje, pedagoginiam ar universitete, aš nežinau, nebeprisimenu. Tai žodžiu, ten buvo atspausdinta ne vieną kartą tos mūsų kūrybos, mes su gerbiama mano Meda aktorė, kuri nuostabiai čia paskaitė, tos man taip netikėtai, visai kitaip aš išgirdau savo trioletus, įsikalbėjom, kad ir Aleksandras Žalys, žodžiu, buvo jos reiškia,
dėstytojas, o Albinas Drukteinis, profesorius, kalbininkas, buvo jos kuratorius, o mes su jais kartu, aš vienam kambarį su jais gyvenau, bendrabutyje. Kaip, jau kaip giminė, man čia mes kaip su Nomeda tapom kaip giminės. Tai, žodžiu, tas buvo Šiauliuose dar. Gorkio 15 buvo, priešais buvo Rygos parduotuvė, kur bėgdavau nusipirkti vynelio ar alaus, o gyvenom čia, o paskui mes ten atskirai. Ir jie tapo garsus, vienas kalbininkas, kitas literatūrologas, žodžiu, iš tikrųjų garsus. Tai žodžiu, vienam kambarį gyvenom. Tai rašydavo epigramas. Šitos galerijos įkūrėja Janina Lešauskienė turbūt žino mano tos, yra girdėjusi turbūt ne vieną kartą, nes mums yra tekę tikrai daug kartų bendrauti įvairiuose renginiuose, netgi konkursuose, įvairiausiuose su Janina, kuri yra garsi, žodžiu, kultūros veikėjai, dabar smagu vadinti veikėjais, mane irgi vadina veikėjai, koks aš ten veikėjas. Tai vienu žodžiu, pradėjau rašinėti tikrai jau dar mokykliniais laikais, bet niekur aš ten nesiskelbiau, o paskui studentų laikais tai tos epigramos atsirado, net vieną egzaminą man dėstytoja pasirašė, prisimenu, mes kaip ir dabar jaunimas nemėgsta kažkokių tų didelių, tokių mandryšių, nors jaunimas dabar bendrai, aš gal ne taip sakau. Bet mes nelabai mėgom, pavyzdžiui, išėjo Kauno romanas Beliausko, ar ne? Arba išėjo, sakykime, Sluckio Adomo obuolys. Man dėstytoja Saulėnienė kažkokią egzaminą laikiau, aš kažkaip nelabai mes mėgom nei to Kauno romano Beliausko, nei Sluckio šito Adomo obuolio. Tai aš parašiau ir man paskui pasirašė tą įskaitą, turbūt buvo tada. Čia ne Vergagnas ir ne Tomas Manas, o Ilsis ir ramybėje Kauno romanas. Tokį parašiau aš jai patiko. Paskui parašiau, žodžiu, aš jai, žodžiu, tu versi puslapį po puslapio, neaiškios mintis lys, neaiškus bus be puslapio Adomo obuolys. Tai čia Sluckį toks skirtas. Jai patiko, kad aš kažką ten papasakojau ir jinai pasirašė man įskaitą. Tai kaip galima įsiversti, žodžiu, kažko neišmokus arba kažko iki galo nepaskaičius. Tai, o trioletai, aš kaip dėsčiau lietuvių kalbą Tauragės antrojoje vidurinėje mokykloje, aš ten buvau paskirtas į Tauragę. O iki tol Tauragė gal buvo buvęs vieną kartą, tai mes su žmona ten buvom paskirti. Ir muziką teko dėstyti, ir lietuvių kalbą. Tai aš kažkaip man iš naujo, apie Binkį, kai kalbėjau su mokiniais, ir tokia viena mergaitė, net ir prisimenu, dabar jinai Vokietijoje gyvena, Reda Norkutė, nepaprastai gražiai paskaitydavo tos trioletus. Pavyzdžiui, ten šypsodamas Kino į Rūtą, šypsodamas mano kasas, arba ten Agonėlės, arba Balžeta, ten tos visas Binkio žinomus tos trioletus, žodžiu. Tai man kažkaip po to pradėjo jau rastis manyje tie kažkaip trioletai, kai jinai taip gražiai paskaitė, aš kažkaip atkreipiau dėmesį į tos trioletus. Ir po truputėlį, ypač pastaruoju metu, paskutiniaisiais metais, aš jų parašiau gerokai virš 100. Ir čia turbūt gal yra 107, nežinau, 108 trioletai šitoje knygoje sudėlioti. Ne visi redaktorė mano čia nėra, yra tik tai dizainerė, maketuotoja. Čia yra tos knygos Regina Vaičaitinė, kuri labai turėjo daug reikalų su dailininkais, kol aptarė, kaip čia viskas bus, kad ta knyga būtų graži. Tai žodžiu, tos trioletus aš pradėjau rašyti ir tai gimė šitą knygą. Na, žinot, kas paskaitys arba kas jau yra skaitę, čia kažkokių neras modernizmo kažkokio didelio ar naujų kažkokių, sakykime, vėjų, kurie dabar poezijoje labai daug yra, tų ieško vis žmonės tų naujojų. O aš pagalvojau tokią alternatyvą kažkokią padarysiu, kad, prisiminsiu 15 amžiui sukurtą tą žanrą, žodžiu, tą trioletų, tą formą, kuris atsirado iš rondo, iš muzikinio tokio, reiškia, tokios muzikinės formos. Rondo, tai ratus, sakykime, viskas ratu. Tai čia va tai, trioletas kartojas, eilutės. Atrodo, ką galima pasakyti?
pirma eilutė kartojasi, ketvirta, septinta, paskui kartojasi antra eilutė ir aštunta kartojasi. Nu ką čia gali pasakyti, viskas kartojasi atrodo. Bet kai aktorė paskaitė, tada, arba kai Rimas padainavo, kažkaip, nu, atrodo, kad kažkas galbūt yra, aš taip kažką pajaučiau iš naujo vėl. Man jau jie truputėlį pabodę buvo, bet kai jie atlieka profesionali aktorė arba garsus bardas Rimas, tai, žodžiu, jie visai naujai nuskambėjo ir kažkokia tokia, čia netgi nostalgija, čia tai kažkaip muzika ir tokia su tokiu grauduliu šiek tiek man keliančiu. Tai va, tai šitiek aš galiu pasakyti apie tos trioletus ir aš tikrai džiaugiuosi, kad susikūrė mūsų ta draugystė tokia ir dabar įsijungia visi trys dailininkai į šitą knygą. Ir tikrai nuostabios iliustracijos, mes ir parodą darėm akvarelės Tauragėje, jų akvarelės aš buvau savo trioletus įskaitę savo balsų ir parodos atidarymo metu. Tie trioletai skambėjo, kada buvo Tauragėje kultūros centre paroda atidaroma. Nes jie atkreipė dėmesį, kas labai man buvo ir keista, ir įdomu, ir nuostabu, kad jie atkreipė dėmesį dailininkai, ne kokie ten Tauragėje kalbininkai ar dar kažkas, į lietuvių kalbą, į grėsmės tai kalbai. Ir jie, gimties kodas, vadinosi jų paroda, ir jie, tiesiog mane, sužavėjo. Gerąją tą prasme sujaudino, kad štai dailininkai atkreipia dėmesį į kalbą, jai gresiančius pavojus, kurių iš tikrųjų yra labai daug. Nes ten ir ta anglų kalba per daug turbūt yra kažkur, tai tie užrašai, kur mes matom turbūt ir Šiauliuose, turbūt yra, net ir tokiai Tauragėje provincijos miestelėje, sakykime, nekalbant apie jau Vilnių, kad dažniausiai pamatai pirmą anglišką užrašą, paskui tik tai mažom raidelėm kažkur lietuvišką užrašą. Tai man kaip buvusiam lituanistui, tai dėl to šiek tiek kraupoka. O dailininkai ėmė ir atkreipė dėmesį į tai. Tai aš likau tikrai sujaudintas dėl to, jog tokio kažkokio žvilgsnio, tokio tautiško, gražaus ir ne taip tiesmukai, bet per meną, per akvarelę, per savo darbus. Ir man buvo labai malonu, kad buvo pastebėti, kad netgi iš mano trioletų paveikslų kai kurie pavadinimai buvo eilutė paimta pavadinimui. Tai mane tai paglostė širdelę ir dušelę. Tai žodžiu, tai čia va, Vilius, Irena ir Gitana, trys tokie Šiaulių korifėjai, sakyčiau. Tai ačiū jiems labai. Na ir žinoma, jie turėjo, kaip sakiau, daug reikalų su dizainerė maketotoje, kuri jau ne vieną knygą yra sumaketavusi, Regina Vaičaitinė, dirbusi daug metų Tauragės kurjerio laikraščio maketotoje dizainerė ir labai gražiai jinai šitos dalykus sutvarkė su dailininkais ilgai diskutuodama. Gal čia pakalbės, nežinau, kas nors ar kaip. Dabar susipykė yra. Atskirai sėdi. Taigi, Rimas yra ne tik dainininkas, jis yra ir šnekorius. Taigi, o šiaip jisai pristatau galbūt labiau Rimą Liorensą. Jis yra, pagal specialybę, jis yra lituanistas, taipogi baigė Šiaulių pedagoginį institutą, bet Vilniaus pedagoginį, taip, institutą, lietuvių kalbą, bet prieš tai jis buvo baigęs smuiką muzikos mokykloje Tauragėje. Su muzika aš dirbau, sakykime, su choru, vienas mano mokinys yra, susitikau, pasakojo, kaip aš ten grodavau pianinu ir choru dalyvavo ten. Selverniukas atvažiavęs iš Radviliškio savo mokytojo aplankyti, o kaip smagu. Tai, žodžiu, tai Rimas jau grojo estradiniam ansamblį ketvirtoje mokykloje, ketvirtoje vidurinėje mokykloje, žodžiu, ir jis visą laiką muzikavo. Ir paskui daug metų dirbo, jis pats sako, mentų, bet mentas taip negražiai skamba man. Policininku dirbo jisai. Turėjo savo kavinę, Žalias kaminas, populiarią labai Tauragėj. Tai Rimas toks jis jau yra. Gabus muzikantas, lituanistas, direktoriaus pavaduotojų dirbo mokykloje ketvirtoje, toj pačioj, kur baigėjai. Ne, tavo mokykloje. Ai, mano, kur aš dirbau, jo, antroji vidurinė, atsiprašau. Dabar Šaltinio progimnazija. Tai va, ko dar aš nepristačiau, apie Reginą šiek tiek pasakojau. Gerbėjai, aš noriu, kad Nomeda toliau dar pratęstų, ar ne, Nomeda?
jūs galite, kad man vėl suvirpintumė širdelę. Noriu. Nors jinai